Tai sveiki, šiandien sveikinuosi iš Kadagių slėnio. Tai šiandien yra 10-asis mano videkas. Dar nei karto nepraleidau nei vieno ketvirtadienio, visais ketvirtadieniais įkėliau, visus 10 ketvirtadienių įkėliau. Tai iš tikrųjų yra faina. Labai šiaip didžiuoju savim, kad jau toksai mini jubiliejus yra pas mane. Tai įdomu, kas bus, kai pasieksiu jau 100-ąjį savo videką. Tai be galo tuo džiaugiuosi. Ir šiandien, kodėl aš esu Kadagių slėnyje, tai man visą laiką yra gamta ta, iš kurios aš pasisemiu papildomai energijos savo kūrybai. Tai šiandien nusprendžiau, kadangi graži diena, galvoju, išnaudosiu aš ją savo kūrybos įkvėpimui tokiam per gamtą, nes visą laiką gamta man duoda to kvepio, nuo visų darbų, nuo viso streso, šiek tiek tokios ramybės. Tai galvojau prie to paties ir įrašysiu savo 10-ąjį video. Tai vėl prasideda mano visi tie plepalai. Tai šiaip noriu pasidalinti apie tą visą motivaciją, kadangi per visus tuos sunkius laikotarpius einu realiai aš viena, nes aš viena savo šeimoje, draugų rate kuriu fotografijos veiklą. Tai niekas man negali padėti, patart, galbūt iš kažkokių aplinkinių, kažkokių galbūt žinių labiau gali kažką pasakyti, bet būtent fotografijos aspektu sunkiai. Tai aš esu ta vienintelė, kuri einu tuo keliu ir tikrai būna tų momentų, kai aš jaučiuosi pavargusi, jaučiuosi, kad neturiu jokių idėjų, jaučiuosi, kad esu išsekusi ir nieko atrodo nebegaliu padaryti. Ir tokiais momentais realiai aš jaučiuosi labai vieniša. Aišku, visą laiką yra Aivaras šalia, kuris visą laiką mane stumteli į priekį, kad dar pakentiek, pabūk šitą momentą, šiek tiek palsiek ir grįžk atgal su naujom jėgom. Tai labai džiaugiuosi turėdama tokį žmogų šalia, kuris gali tikrai stumtelti priekį ir paskatinti toliau judėti ir daryti. Lapkričio mėnesį jau yra metai, kaip aš nedirbu jokio samdomo darbo. Pagrindinė mano veikla yra fotografija ir iš jos negaliu pasakyti, kad pilnai išgyventi, bet ant jos pilnai esu susifokusavusi jau realiai metus laiko. Tai labai tuo džiaugiuosi, nes ta veikla, tas samdomas darbas realiai dažniausiai atimdavo tos kūrybinės energijos, nes darbas realiai būdavo visą laiką nuo 8 iki 5 ir tu grįžti vakare ir tu net nebenori žiūrėti tas nuotraukas, nes dažniausiai ar kolektyvas, ar viršesni žmonės už tave dažniausiai išsiurbdavo iš tavęs tą energiją ir tu grįžti ir tu nieko nebenori tiesiog daryti. Tai kai aš pasilikau, kad nusprendžiau, kad kaip nors išsisuksiu ir darysiu tai, ką aš mėgstu, tai tikrai žymiai gyvesnė jaučiuosi, tikrai būna tų momentų, kur atrodo jau link perdegimo einu, bet būtent dėl to, kad kai dirbi ant savęs, tu nejauti tų darbo valandų. Tau nors ir 12 nakties parašys klientas, tu jam vis tiek atrašys, nes tu žinai, kad tai yra tavo klientas ir niekas už tave jam neatrašys, tik tu vienintelis arba vienintelė. Tai ir yra tas dalykas, kad ateina tas šiek tiek perdegimas, pervargimas, būtent dėl šitos priežasties, kad tu nebejauti tų darbo valandų, nes tu naktį neužmėgėjai, neretušuot nuotraukas, ryte atsikeli anksčiau, neretušuot nuotraukas. Tai toksai, kur tu nebejauti to darbo valandų laiko ir dažniausiai, kad tu dirbi ir tiesiog ateina tas kažkoksai momentas, kažkoks pavargimas ir tiesiog iš to ateina ir kažkoksai minimalus tas perdegimas. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad aš visą laiką buvau ta svajoklė, svajodavau turėti savo visą laiką nuosavą žirgyną, kažkokius didesnius namus ten ir keliauti laisvai. Ir kuo toliau, tuo labiau aš vis tuo atrodo tikiu ir pradedu gyventi tomis savo svajonėmis ir jaučiu, kaip tas tikėjimas mano pačios tomis svajonėmis mane veda tenai. Nes vaikystėje turbūt daugelis girdėdavom tą pasakymą, pasvajok ir praeis. Ir aš lygiai tokia pati buvau, kuri girdėjau lygiai tokį patį pasakymą iš savo tėvų, senelių, tetų ar viso kito, kad pasvajok ir tau praeis, tau nebereikės šito. Ir kuo toliau aš svajoju, tuo jaučiu, kad aš artyn einu tų savo svajonių, kad aš greitų metų pasieksiu savo tą svajonių gyvenimą. Tai iš tikrųjų tik jūs vieninteliai galite išpildyti savo svajonės
tik jūs galit save stumti į priekį, nes niekas kitas už jūsų tai nepadarys. Aš žinau, ką reiškia, kai tu nori pasiduoti, kai pradedi abejoti pats savimi ir jautiesi, jog tavo darbas yra neįvertinamas. Ir dar tada prasideda iš draugų, iš artimųjų replikos, kad tu nesugebėsi išgyventi iš fotografijos, tu nesugebėsi to pasiekti, ko tu svajoji, ko tu nori. Ir dažnai būna, kad aš patikiu tų kitų žmonių mintimis, pasakymais, bet tada ateina mintis, o kas daugiau, jeigu ne aš tai padarys. Tai kai tik tais pradėjau fotografuoti, iš tikrųjų viskas atrodė lengva, nes tu tiesiog susirandi modelį, jį pafotografuoji, įsikeli į Instagramą ir viskas atrodė labai paprasta. Bet vis laiku einant, vis profesionalėjant, pradedi pastebėti, kad žymiai daugiau yra už tos pusės, kurios niekas nemato. Tai kad tu pats viską turi pasidaryti, tu pats turi susirasti modelį, jam parašyti, su juo susitart laiką, derintis kartais palei jį arba jisai palei tave. Tada turi susiderinti su visažistė, stilistė, studijos nuoma. Tada turi dar susižiūrėti, tarkim, lokacijas, nes kartais būna, kad fotosesijos ne tik vyksta fotostudijoje, bet ir kažkokioje kitokioje lokacijoje. Tai tada tu ten turi dar skambinėtis, klausinėtis, dar ten kažkas neišeina, tada dar žiūrėk, dar kažkokie iškyla klausimai. Reikia tau pačiam reklamas leisti, tau reikia prižiūrėti savo foto įrangą, stebėti nuotraukas visas, ką tu išsitrini, ką tu įsikeli. Ir tas tikrai nėra labai lengva, ypač kai tu esi vienas šitoje veikloje. Tikrai nėra lengva atsilaikyti šitam visam spaudimui ir tikrai esu daug kartų jau galvojus, kad galbūt man gana, man reikia ties čia sustoti ir mesti visą fotografiją, nes aš vis tiek iš to nieko nepasieksiu. Bet galiausiai, kaip ir minėjau, kad yra tas žmogus šalia manęs, Aivaras, kuris visą laiką, pakentiek dar biškį, dar pakentiek, po tų sunkių visų momentų ateis visa gera pradžia ir tiesiog jeigu sustosi dabar čia, tai gailėsies, kad netesiai tiesiog to savo veiklos, nedarei. Tai visą laiką mane būdavo Aivaras, kuris šiek tiek paprotina, šiek tiek, kad pabūčiau su tuo momentu ir kad po to galėčiau grįžti su nauja energija. Tikrai iš labai daug ko išgirstu, kad tau tikriausiai yra lengva, tu esi be galo talentinga, labai gražiai fotografuoji, bet tas visas talentas netėjo, aš tikrai nemokėdavau fotografuoti ir nesižaviu tikrai savo pirmaisiais darbais, nes jie atėjo būtent per praktiką ir atėjo per darbą. Tai jūs nematot, kiek aš laiko prasėdžiu praretušuodama nuotraukas, kiek aš laiko prasėdžiu atrašydama į visas žinutes, kiek aš laiko ieškau klientų, tai tiesiog viskas ateina per darbą ir neskaičiuojant darbo valandų. Nors ir kaip kartais yra sunku nepasiduoti tom visom abejonėm, visom šitom sunkiom mintim, kitų replikom, vienintelis dalykas yra tas, kad turi patikėti tuo, kad niekas už tave nepastatys tavo svajonių. Kad tu vienintelis yra ir esi atsakingas už tai, ko tu nori savo gyvenime. Nes jeigu tu sėdėsi ir lauksi, kol užsidegs visos tau žalios šviesos prieš akį, tai to niekada nebus. Nes visą laiką bus, kad kažkas atsitiks tiesiog kelyje, tai tu nori to savo svajonių gyvenimo, tai čiumpi vadeles į savo rankas ir tiesiog bėgi per tą gyvenimą, griūdamas, krisdamas, su randais, su skausmais, bet tik praktika ir patirtis visa nuneš tave į ten, kur tu nori. Tai nors ir kaip kartais yra sunku, bet reikia tave stumti į priekį, reikia spirti savo šikną labai labai stipriai, nes tiesiog tu esi vienintelis, kuris tave tenai nuves. Ir aš tuo labai tikiu ir aš tikrai būna sunkių momentų išgyvenu ir būna tikrai labai sunku atsispirti savo blogoms mintims, savo draugų blogoms mintims, savo šeimos narių blogoms mintims. Tai šitie metai man dar jie ir nesibaigė, bet labai iš tikrųjų džiaugiuosi šitais metais. Buvo labai sunkių suklupimų, kur tikrai galvojau, kad viskas čia yra, kur aš nebaigiu savo fotografijos karjerą, metu ją į šalį.
Ir buvo tų tokių momentų, kur aš galvojau, kad aš tuoj sprogsiu iš savo visų pasiekimų, iš visų savo tikslų ir įvykdymo ir viso kito ir naujų pažinčių. Tai iš tikrųjų šitie metai man yra kažkokie ypatingi vien tuo, kad aš pradėjau kurti YouTube'ės kanalą. Tai labai džiaugiuosi šita savo veikla ir savo fotografija ir kad judu į priekį, nesvarbu, nors ir kaip kartais žmonės spaudžia mane, kad tu čia nieko vertas esi ir su šūdais maišo, bet tiesiog atstovi. Jeigu ir kartais per klampi, vėl atsistoji ir tiesiog judi į priekį. Tai šiandien toksai motivacijos momentas, nes ne per seniausiai išgyvenau už tą tokį suklupimą labai stiprų. Tai labai tikiuosi, kad kažką pamotivavau, pastumėjau prieki. Galbūt net neišklausėt mano tų plepalų visų iki pat galo, bet tikiuosi, kad kažką pastumėjau prieki, kad kažkam patiko šitas video, tai tikiuosi, kad palaikinsit, pakomentuokit savo nuomonę, galbūt jūs einat per kokį sunkų laikotarpį, ar galbūt turit savo technikas, kaip jūs judat į priekį. Ir tuomet pasubscribinkit šitą kanalą, peržiūrėkit mano asmeninį Instagramą, mano fotografijos Instagramą ir tuomet iki kito ketvirtadienio. Čiau!